Sveiki žiūrovai, kadangi sulaukė milžiniško susidomėjimo Webasto's tema, tai šiandien Webasto video numeris 2 po mėnesio naudojimo. Pakalbėsim apie patobulinimus, papasakosiu savo pastebėjimus po mėnesio naudojimo, aptarsime appsą, parodysiu jo galimybės. Tikiuosi šis video jums bus įdomus, nepamirškit prenumeruoti kanalą, parašyti komentarą. Projektus galit paremti Patreon, PayPal. Na ir važiuojam. Pakalbėkime apie šio video rėmėją. Tai Delamoro, siuntų ir krovinių gabenimo kompanija Lietuvoje, kurios paslaugomis aš pats naudojuosi, nupirkęs stiprintuvą ar kolonėlės, dažnai man parveža, ką reikia, tai jeigu jums reikia kažką pavėžėti, kreipkitės. Tai sulaukiu tokių pastebėjimų komentaruose. Ima labai daug kuro, neina, 5 litrai iškart sudega. Na tai kaip, aš dabar galiu nemeluojant pasakyti po mėnesio, kaip yra iš tikrųjų. Na, daugiausiai laiko aš šildausi ant minimalaus galingumo. Ant minimalaus galingumo, nemeluojant, ima 200 ml. Tai yra viena stiklinė dizelino į valandą. Aišku, atėjus, kai yra -5, garažas įšalęs, visą savaitę nedirbi, reikia dėti galios. Galios reikia atsukti daugiau negu pusę galingumo. Na, iki raudono nejungiu, bet jau 70% galios atsuku. Kiek tada ima? Ta valandą, kol įkaitinu patalpą, daugmaž atšildau daiktus, ima apie 0,5–0,6 litro. Tikrai daugoka, bet tą valandą pašildžius, jeigu planuojate darbuotis ilgiau, darbuojatės apie 5–4 valandas 6, kai aš ateinu, va tiek daugmaž video, filmuoju, redaguoju, su aparatūra dirbu. Po to užstatau ant minimumo ir ima po 200 ml. Tai tikrai paskaičiavau, kad gaunasi daugmaž taip šildantis perpus pigiau negu šildytis elektrą, turint nepalankę elektros sutartį su tiekėju. Tai tokie pastebėjimai tikrai, kas ten komentuoja, nu nebent jeigu labai patalpa yra kiaura, didelės patalpos, tai tikrai gali būti, kad ant mažiausios galės neprišildys ir reikės visą laiką forsuoti ant galo. Kiti pardavėjai irgi, kas pardavinėja Webastas, nepapasakoja pirkėjams, kas gali būti, kai šildysite ant maksimalios galios. Tai daug žmonių man labai rašė į privatą ir komentaruose, kad smirda visą laiką, pakuri ir eina smarvė. Ta prasme, toksai plasmasės kvapas. Kodėl jis eina? Dėl to, kad kadangi Webasta yra kinietiška ant maksimalios galios, visiems kažkiek tais nesilydo, bet pats įrenginys skleidžia kvapą, nes įkaista iki labai didelės temperatūros. Mačiau, man rodo appsas apie 300 beveik laipsnių. Tai paskiau parodysiu su appsu patį naudojimąsi, ką galima, kokias funkcijas užstatyti, tikrai, manau, bus įdomu. Tai aš pats asmeniškai ant makso niekad nekaitinu, nebent labai trumpam. Tai ir jums nerekomenduoju, kad paskiau nesugestų ir tarnautų ilgai ši Webasta. Pats ją jau naudoju 2 mėnesį, neturėjau jokių problemų, jokių feilų, tai tikrai pasitvirtino. Buvau nupirkęs kelias ant pardavimų saviem pažįstamiem žmonėm, bet manau, kad nepardavinėsiu, kadangi nėra didelio susidomėjimo. Bet pats norėjau išbandyti, išbandžiau, man pasitvirtino, tai tikrai, jeigu reikia nedideliam patalpom, garažas yra sandarus, dirbate savaitę nedaug kartų, bet reikia pasišildyti, tai šiek tiek aptarkim ir eisime prie patobulinimų. Tai kaip matote, kaip pirmoje dalyje Webasta viskas sumontuota taip pat, jokių pakeitimų nepadariau, tai galima šildyti 1 aukštą ir vamzdžiu 2 aukštą pasijungti, kad šildytų. Tai dabar turiu numatęs dar ateityje, manau, sumontuoti radiatorių ant išmetimo kažkur šioj daly, nes buvo komentarų, kad kodėl nesumontuoji, išnaudok šilumą, išpučia per sieną. Tai vienas iš patobulinimų, ką galit pasidaryti, susimontuoti čia radiatorių metalinį. Bet rekomenduočiau per didelio radiatoriaus nemontuoti, nes kadangi labai gali būti temperatūrų skirtumas didelis ir būti kondensatas. Tai turit paskaičiuoti maždaug, kokio dydžio gali būti radiatorius ir geriausiai, kad išėjimas būtų iš radiatoriaus irgi kaip iš Webastos apačioje, kad kondensatą galėtų išpūsti laukan. Tai va toks vienas iš patobulinimų, ką rašė komentatoriai, bet aš šito pats puikiausiai žinau, tai ketinu kažkada atlikti, bet šioje serijoje šio patobulinimo atliksiu. Dar tuoj papasakosiu keletą žmonių pastebėjimų ir tada atliksime vieną nedidelį patobulinimą. Na, Webasta praardžiau, dangtis ant žemės, o apie patobulinimą patį, tai kaip matote, štai išardyta.
Darysime tokį patobulinimą. Esate tikriausiai pastebėję, kad Webasto siurbliukas, kuris aprūpina Webasto dyzelinu, labai triukšmauja, tas ting daužimasis. Labai erzina. Na tai bandysime, turiu tokią medžiagėlę, kuri naudoja yra šildymo izoliacijai, šaldymo sistemų izoliacijai, nusilupa ši geltona dalis ir bandysime apklijuoti patį siurbliuką šią medžiagą, kad sutilinti, sumažinti vibracijas ir jisai tiek neerzintų. Aišku, mano Webasto yra kitoje patalpoje, aš dirbu dažniausiai antram aukšte, štai čia, ir manęs labai neerzina, bet kai noriu pasikrapštyti prie savo turimo motociklo apačioje, tai norėtųsi, kad nebarškėtų. Tai užizoliuosim, manau, sutilinsim ir išbandysim. Na, kaip matote, siurbliuką jau apvyniavau, tikrai negalėdamas. Tai dabar eisime, surinksime pačią Webastą ir eisime išbandyti. Įdomu, koks bus efektas. Surinkome, vyksta užkūrimo procesas. Kaip matote, pompelė dirba tyliau. Prieš tai nejungiau išbandyti, nes būtų vėl reikėjo gesinti. Tai nėra su kuo palyginti, gausit pasikliauti mano žodžiu, bet maždaug 30–40% sutilėjo. Tai manau, jeigu dirbate toj pačioje patalpoje ir šildotės, tikrai jums tai yra aktualu. Na, užkūrimo momentu, kaip matote, dirba tankiau, ventiliatorius irgi kol įkūrė ugnį, jau girdžiu, kol užsidegė. Tai dabar eisime, pakalbėsime apie kitus rezultatus, viską aptarsime, pasidalinsiu kitais savo pastebėjimais. Pakalbėsime apie pačias programėlės, kuriuos valdo Webastas. Tai kiekvieną Webastą turi kiekvienas gamintojas, aišku, skirtingas programėlės. Vevor turi būtent štai šitą, tai dabar pajungiu ją ant telefono, vat matote, užsidegė ir ją aptarsime. Ši programėlė tikrai labai patogi, aš pats ją naudoju netgi būdamas kambaryje, iš kambario. Bluetooth pagalba, jinai traukia iki mano garažo ir pasijungiu Webastą, užsišildau patalpą ir už valandos ateinu, visą laiką šilta ir darbuojasi. Tai dabar pakalbėsime, ką galima valdyti su šia programėle. Aš naudoju valdymą, kuris yra lygiais, tai galima, kaip matote, pasikelti lygį. Dažniausiai, kai noriu užsišildyti pačią patalpą, keliu iki 8 lygio, tada šildausi valandą laiko. Ir po valandos ateinu darbuotis, jau būna komfortiška temperatūra. Kaip minėjau, tokiu būdu šildant ima apie pusę litro dyzelino į valandą daugmaž. Na, valandą laikom daugmaž užsišildai, tada nusimažinu iki minimumo, iki minimalaus ir tada po laiko šilumą ima 0,2 litro dyzelino į valandą. Ką galima dar stebėti? Lygius galima, kokie lygiai yra, kiek galios nustatyta. Galima vidinę šerdės temperatūrą stebėti. Tai aišku, kiek kelsite daugiau patį lygį, kad stipriau šildytų, tuo didesnė bus šerdės temperatūra. Bet nerekomenduoju niekad kelti daugiau negu yra morkavas, už morkavo lygio, kadangi ant raudono jau pati Webasta, kaip minėjau, pradeda skleisti tokį kvapą. Jis nei plasmasės, neįdėgėsiu, bet toks nemalonus, šiek tiek erzinantis kvapas. Aišku, jeigu reikia labai staigiai užsišildyti, tai galit naudoti, bet aš pats asmeniškai naudoju maks iki 8 lygio. Na, dabar sumažinkime įtampą, aptarsime kitus parametrus. Tai kaip matote, yra indikatorius, kuris rodo maitinimo šaltinio įtampą. Dabar aš, kaip minėjau, esu pajungęs akumuliatorių ir Minvel maitinimo šaltinį reguliuojamą. Esu nustatęs, kad krauto akumuliatorių 13,6–13,8 volto. Tai maitinimo šaltinis tikrai mano sumontuotas, kaip ir praeitoje dalyje, kas matėte, puikiai pasitvirtino. Maitinimo transformatorius duoda 3 amperus, bet kadangi yra akumuliatorius puikiai kompensuoja, jeigu trūksta galios tuo momentu ir viskas veikia, funkcionuoja idealiai. Na, taigi minėjau, šerdės temperatūra, voltažas ir dabar yra modas kitas. Galima užsistatyti, kad temperatūra reguliuotųsi pagal Smart Control, protingasis valdymas pagal temperatūrą. Tai tada ne pagal lygius šildys, o
bus pagal temperatūrą. Kaip matote ant ekranėlio, dabar keliu temperatūrą ir temperatūrą galima užsistatyti kokią norim ir tą temperatūrą kels, didins galią, kad greičiau ją pasiektų. Kaip matote, pati Webasto prie savęs turi sensorių, štai čia rodau, tai dabar tokia temperatūra yra pasiekta. Tai dabar esu užstatęs 36 laipsnius ir kels iki tų 36 laipsnių, bet aš tiek nekelsiu, kadangi gyvenu ekologiškai, taupau dyzeliną, juokauju. Tai aš naudoju kitą tą modą, kuris yra leveliais, lygiais, tai aš ant minimalaus lygio naudoju. Taigi matot, funkcionuoja pati programėlė puikiai, jos pilnai pakanka, ant pačio ekranėlio šios Weber Webastos galima nusistatyti, kada išsijungtų, dienas nusistatyti. Yra daug skirtingų kombinacijų, skirtingų tų valdymo ekranėlių, bet šitos man pilnai pakanka, džiaugiuosi, kad pasirinkau su Bluetooth funkcija. Dabar pakalbėsime apie pačią Webastą, kaip man po mėnesio ta Webasta. Man po mėnesio ta Webasta tikrai pasiteisino, dirbau garaže dabar tikrai daug, buvo naktų, kad ir temperatūra pasiekė -10. Na, prie -10 būdavo karts nuo karto, kad reikėdavo pajungti daugiau galios jau, daugiau dyzelino, bet tikrai nebuvo, kad būtų dirbti šalta, nepatogu, nemalonu. Tai man jinai pasitvirtinus yra 100%, rekomenduoju, žinoma, jeigu jums reikia pasišildyti darbinės kažkokias patalpas, kurios nėra visiškai kiauros, yra gan sandarios, turit jachtą, katerį ir taip toliau, čiupkit, jeigu randat už gerą kainą, tikrai vienas iš tų variantų, kuriuo galima žiemą apsišildyti. Tai tiek tam kartui, nepamirškit parašyti komentarą. Turit gal man kokių patarimų, kažko tais norit paklausti, klauskit, prenumeruokit kanalą, parašykit komentarą, paspauskit žinoma like, nes algoritmui to reikia, kad daugiau pamatytų žmonių mano video, projektus paremkit Patreon, PayPal, na ir susitiksime kitą kartą. Iki.